kažkaip atsidūriau čia. Iš tikrųjų gėda netrodo tokius įrankius. Ką turim po vieką? Šoksim prie kito projekto. Sveiki visi, grįžom iš po atostogų, pasiruošę darbam, pabuvom kalnuose, Juodkalnijai, grįžom atsigavę, pasiruošę, tai reikia prisiminti mūsų projektą, kurį parsivežėm iš Akmenės. Iš Šiaulius grįžom be problemų, automobilis atlaikė kelionę, ne tokia ir ilga, bet vis tiek atlaikė. Turim va tokį grožį, tai manau pirmiausia reiktų jį įsiplauti, nes su tokiu grožiu kažkaip dirbti, dėti ratus tos didesnius, ne kažką. Ir dar to pačiu įsisirbliuosim. Tai va, šokame darbinius rūbus. Nu ką, greit persirengiam, manau greit. Tai va, čiumpam raktus ir važiuojam plautis. O tai gal nebeplaunam, vis tiek lietus lyna, tai ką, kam čia reikia tą dalyką? Važiuojame į plovyklą, bet pirmą reikia įsikeisti pinigų, nes aš 100 eurų nekišiu į plovyklą. Ar pasaugosite mašiną operatorių? Bet dabar galvoju, kaip čia man pareikia nenurėdyti, nes rankinis neveikia. Per bordiūrą? Sakai, per bordiūrą? Mes gal įrimkim ratą kažkaip. O. Gal nelaiko? Ai, šiaip rimten, bėgia užsikurs, bet aš čia patys. Tuoj mes. Va, operatorių žiūrėk, sultyčių tau nupirkau, va, kaip tik tau. Dėkui. Kad pasistiprintum. Gerai, važiuojam. Su tais triperiais. Ar aš kūrė man bendrą. Į parduotuvę nuvažiavau. Opa! Žmonės pagalvos, kad mes realybę šou filmuojame. Atleiskit man. Ant dujų šaltas nesikūrė. Vat. Kaip tu nepersijungi ant dujų, ble. Ką filmuot, va, viskas. Ekspromtu, ble. Всё, dujas pajung. Čia gal dujų nebėra, kaip čia suprasti? Čia pas mumis bus tas, kaip vadinas. Blakė, kaip jin vadinas? Slapuks. Slapuks, va. Slapuks. Šitą įsiemi iš mašinos, nieks nepavoksit. Arba nebent irgi Opel Frontera turi. Džioportronikai veiktų, įsivaizduoji. Bolteriai atvažiavę, kebabus vežioj, užstatą mašiną.
Duokit pirmenybę. Diržas svarbiausia. Nesvarbu, kad bėgė nedavė tam. Tai ką, plaunam, gražinam, biškį pašveisim. Gerai, kad lietus laukia lyną, tai šiek tiek prasiplovė, prasiskalavo. Tai vat, ką, bandom plauti. Tai va, nusiplovėm, pagražinom, kažkaip atsidūriau čia. Tikrai buvo sunku užlipti, nes mano ūgis beveik 2 metrai, tai patys pagalvokit. Tai va, stoju ant fronteros, nuplauta, lietus dar šiek tiek drėkina, važiuojam į garažą dėti kitų ratų. Na ką, grįžom į garažą, išsiplojom, šiek tiek geriau atrodo. Ar geriau atrodo? Pakomentuokit, ar geriau atrodo šitas automobilis? Tai vat, pasiplaujam, pasidarėm, galim pradėti ratus keisti. Tai vat, kokie ratai? Gal ratų operatorių? Ar nenori? O, nepropaguojam, ne, jokių. Tai vat. Gavom 4 ratus tokius. Šiaip sakyčiau neaplaut, bet labai negražiai atrodo, net tie baltumai nešviečia, tai gal šiek tiek pravarom su chemija. Labai didelę detailingą nedarysim, bet šiek tiek atgaivinsim. Kai garaže padėti tokie įrankiai, ką aš negaliu pasinaudoti. Šiaip neplaučiau, bet man noriu, kad ta balti raštai atsigautų. Tai pagrindinis vaizdas realiai jų. Tai jeigu sakysit, kas čia per ratai, ne sportiniai, ne purvo ratai. Esi čia nesportiniai, ką aš šneku nesąmonę. Gerai, labai daug negražysim. O, iškart manau geriau. Sandėliukė prastovėja pas žmogelį. Prabuvo. Pamatysim, kas čia gera. Iš tų padangų likė. Ne pirmos jaunystės. Kiek mačiau, man rodos, 2016 metų. Kaip galvoju, operatorių čia labai senos ar dar normaliai? Labai senos. Nu, baig, jau nesakyk taip. Gal mes ir nupirksim kažkada kitus ratus su padangom. Pabandom pasikelti tą mašiną, bet aš jaučiu, kad mūsų dankratas bus per žemas šitam automobiliui. Pasižiūrėsim, ar šitą kelias tą mašiną. Pasižiūrėjau. Gerai išploja mašina, labai gerai. Čia tam skirtas automobilis, žinai. Ne po miesto gatves važinėti. Ir ką jūs galvojat? Kągi mes turim? Turim tokį variantą, kad jaučiu nešamės originalų
dankratą ir pasikelsim ją normaliai. Pabandysim, jeigu iš viso veikia. Turim originalų, patikimą vokišką dankratą. Pasibandom, pasikelsim, gal kažką pasižiūrėsim. Kas čia per variantai. Šiaip aš nesu kėlęs su tokiu, tai aš nežinau net kaip veikia jie. Jei ką operatorius nukirpsim. Čia turim labai profesionalius įrankius. Man rodos reiktų apsilankyti įrankių parduotuvėj. Man iš tikrųjų gėda neatrodė tokius įrankius. Eik tu naktį. Nu aš nesusidūręs su tokiais automobiliais, ką man padaryti? Tokios mašinos pas mane nebūna. Va, kaip veikia. Sakau, kaip čia daryti, čia kažkokia nesąmonė padaryta. O čia va, atsistoji ramiai, va, kaip vairiukas sukdamas. Gerai pajakau, ne vairiuką. Vis tiek yra jėgos ką sukti. O! Girdė, nenuslys mūsų mašiną. A tu kylė, nekyli? Oi. Nu gal neišvažiuos. Gal pasidarom tokį paaukštinimą, ką, kaip galvojat? Va, mano ranka. Mano ranka nemažyk, jeigu ką. Davai, bandom kažką padaryti. Ir žilėm. O. Čia gal operatorius nori pusės pasidaryti. Davai, traukiam lauk. Nu, palyginam, kokie čia ratai bus dydžiai. Palyginam. Stovėk. Sakai? Gal jūs ir teisus? Aš nežinau. Nu kaip? Kažkiek geriau, gal. Žinai, su kuo mes važiavom? Tiksliau nevažiavom, mes čia dabar uždėjom tokias padangas. Čia matai kokias padangas. Su šipais. Nežinau, kas čia važiavo su tokiam padangom. Tikrai ne mes. Čia viskas yra padaryta montažo pagalba. Bet kokia atveju, žiema dabar. Lyna žiema, lauke minus 20. Operatorius pamaikė, grūdinasi. Mes tilpsim. Kaip čia su kaladėm situacija? Nu, aš manau, kad dar gal pavažiuos. Nu, kantas normaliai dar. Bet tik kaladžiu, kad tu nieko nebėra, bet... Ar mes šitoje užsimsim dalykų? Ne, manau. Kol stabdo, tol važiuojam. Štai galvoju, ar mes įkišim tą bataratą. Maras, kad iki... Eiktų, na, palauk, gal mes ir įdėsim. Tiksliau, aš uždėsiu.
Eik tu naktį, netelp. Вообще netelp, kūdišį neužsidėt. Kada netokie ratai. Liuko tą mašiną, jas užkris. Saugumo priemonės padarytas visas. Žiūrėn gal. Bet tik vieną pusę pain. Neiškėlė ten kratą. Kaip padangą išleis. Su kompresorium pripūsti. A tu genijus. A tu esi genijus, operatorius genijus. Gerai, kad ne genijus. Nevakartosim. Tu pasižiūrėk. Kiaura. Kaip čia taip dabar, ką? Iš rankas, kai čiupinėjom, tai atrodo geras lengstis buvo. A mes čia saloje neatsidursim. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ką turim po vieką? Mašina 99 metų. Tai nereikia daug tikėtis. Ne nauja mašina, kaip sakoma. Lendi, vidužiu. Man atsijo. Na tai ką, kitoj serijai matysit, slenkščių virinimas. Vai. Kosmosas. Reikia dar išoperuoti vieną dalyką, kad nebebūtų. Man gražiau atrodys, manau. Iš praktiškumo pusės, manau, kad jie būtų geriau, bet iš grožio pusės gal atrodys taip geriau. Tai va, nuėmam tos kaliošus vadinamus. Nu, ta mašina pagal dokumentus dabar turėtų daugiau sverti. Čia po vieną fraudą. Tai ten net ne frauds buvo, ten balų net nebuvo gilių. Gerai. Diskai dar. Kol nemuša, tol važiuojam. Po 4 ratų dėjimo. Mašina ardas minutėm.
Kas čia buvo? Įsikrovė jaučiu. Ai, ne, čia kažkas reguliuojas, kas čia reguliuojas. Kaip aš nemėgstu skolintis įrankių, tai... Angliukai. Nebefilmu. Nunešėm kaimynui, parodėm, sako, viskas gerai, bet baterija mirus, tai sukam toliau, žaidžiam. Va, jie vėl. Išjung kamerą, kai išjung kamerą geriau, viskas dirbas. O, iš karto, professional. Nu va, pasikeitėm ratus. Iššipu į legalias padangas. Tai vat, turim vat tokį grožį, kuris keliaus į duobę žiemui arba gal parduosim. Tai va, dabar keliamės į garažo duobę, žiūrim, kas papačia. Pasižiūrim katalizatorių. Jeigu yra, tai patys suprantat. Ir pasižiūrim, man kiek čia viskas išpūvė, nes anas lengsti pakėlėm, tai priekis kaip ir normaliai atrodo laiko. Sveikinamės iš duobės, įlindom, žiūrim, ką mes čia turim. Man ras, kad čia gal katalizatorius būtų. Ką mes čia turim? Slengšį priekį kaip ir yra. Tik čia viskas paskendė purve. Turim metalinę apsaugą, jau iš karto pagalvota. Tik tais priekį. Priekį ten nieko nėra, nesimatys. Tai vat, turim baką. Nu jo, čia tai biškai taip, kai viskas dabar po purvų, tai kaip ir gražiai atrodo, bet tai kaip čia, bet važiuok mūsų. O, gražuolis. Aš labai nenoriu čia draskyti, nes jau, o, Jėzu. Sveiki atvykę, salos gyventojai. Turim skylę blokę. Pasižiūrėk, kaip čia nieko nėra. Kodėl tos mašinas taip rūdimo, gali paaiškinti? 99 metų mašina ir taip surūdijus. Ar gali tai būti? Nu, bet dugnas, ką aš žinau. Dėžiai kaip normaliai, tam niekas priekį nevarva. Manau, kad galėsim kažką toliau galvoti. Tai va, pasižiūrėjom tą dugną. Nieka čia nebėra ką žiūrėti. Kiaura nėra, skylių nėra. Čia svarbiausias reikalas buvo man pasižiūrėti, ar skylių nėra. Kad įvažiavusi balą nepradėtų per apačią viskas eiti. Tai vat, kylam į viršų, gal prasisiurbliuoja, manau. Varėm į lauką, dedamės valymą piršinės, pradedam biškį prieinam prie saloną. Operatorių pafilmuo, kokią būklę dabar turim. Šiek tiek reiktų, manau, prasisiurbliuoti, nes kažkaip nelabai malonu jį patį važinėti. Dar į bekelę šiek tiek nelysim, tai galim šiek tiek padaryti kažkokį valymą. Išsiemam tokius visokias nesąmonės. Gal norit, kas komentarus parašykit, gal norit padovanos. Įmam lauk. Šiek tiek prasiurbsim tą. Kvapas tik grinai senos mašinos. Operatorių ne tu čia šaudėjai. Na, kaip sakoma, automobilis buvo medžioklė padarytas. Tai tiksliau važinėta į medžioklę. Tai va, varščiukai visokie. Pribambasai, kaip sakoma.
Operatorių, ką čia palikai, ką? Ar ne tavo čia, bret? Perki kai vaikui. Nors ne vaiks yra, paliek vis tiek šiukšlių. Nesakysiu, kas čia yra. Kol iki galo neprasiviliau, pabandom įlipti tą mašiną. Kaip aš galia būčiau. Mano ūgis 1,95 m. Eik tu savo. Nu, kaip neblogai gal. Štai patogu. Nu, operatorių, davai. Varyk. Olimpikė knygą paskaitysim. Kaip neblogai čia, klausyk. Verdu visai. Gerai, nebežaidžiam. Einam toliau dirbti. Kas čia per chemija? Chemija yra tokia, kad galima daryti cheminį valymą su ja. Čia pagrindinis mano darbo įrankis. Oficialiame darbe. Gal nuėmamės tą sceną pukapuką? Tada iš čia pats kaimo kvaps. Jo. Kaimų dvelkia. Akmenė atrodo taip ne kaimus labai didelis, bet vis tiek. Nu, atsiprašau, naujoji akmenė. Čia grinai žmonių buvo per daug akmenį, sako, mes perrašysim jums į kitą gyvenamą vietą. Ne, mes norim gyventi akmeniai. Nu tai ką, sukūrė naują akmenį. Aš bent taip galvoju. O jeigu žinot, kaip buvo, tai parašykit. Nu kai nauja bus, eik tu savo. Dar žiūrėk, jaučiu vairsiu reguliuojas, ar nesireguliuoja. Aš žiūrėjau, reguliuojas kažkas, tai sulaužiusi pasibaigs. Patarimą duosiu, jeigu jaučiate automobilyje nemalonų kvapą, tai bent jau nuo panelės dulkės nusivalykit, iš karto padės. Arba kas turite alergijas, nuo dulkių erkučių, irgi tas dalykas jums ramybės tiksliau neduos. Išsivalom vairą, nes kažkaip man po akmenės, kai grįžau, tai visas rankos kažkodėl buvo juodos. Tai. Gal žinot kodėl? Nes jaučiu, kad vairas buvo murzinas. Medžiagos labai daug nevalysim. Nu, ta mašina tikrai stovėtų, pasižiūrėk. Jau samanos auga. Čia botanikos sodas jau. Iš Šiaulių botanikos sodą galėsim nuvežti, pastatyti. Čia rimtai kažkas dažė, bet manau. Nes nuo mano chemijos tikrai negalėjo taip čia į varškę sutraukti. Nu tai čia kažką bandė padažinėti. Su balioniuku. Nu tai ką, papruškiam dar oro gaiviklę. Šiek tiek į automobilį. Nu vis tiek važinėsim, darysim, tvarkysim. Tai vat, manau baigiam seriją. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip visada su nuotykiais. Ratus irgi keitėm su nuotykiais, kaip matėt. Tai vat, su tais ratais, manau, daug geriau atrodo. Tai vat. Baigiam to seriją. Ir manau, kad kitoj serijai šoksim prie kito projekto. Šiek tiek įdomesnio gal kai kam. Šiek tiek iššoksim iš offroado ir parodysim kitą projektą. Tai vat, iki.